Kokias 2000 per mėnesį moka. Mano meilė reikia tavo šilumos, tai tu meniškai klausi, kada duos. Tai tu dar pagilinai tą žaizdą truputį, bet tai šaugau gatvėje labai daug laiko, tai kažkaip... Svarbu skirybų nenori. Buvo porą kartų, bet kažkaip išsisprendėm. Tiesiog myliu žmonės, žiūrėjau. Iš tikrųjų, labai keistas dalykas. Jokiais būdais neimk narkotikų. Sveiki, dar vieną laidą. Antrą sezoną. Pasikalbėjimai prie surelį. Laidelė laidužė ir šiandien pasikvietėm jaunimą atlikėją Merūną, maestro. Galima maestro vadinti. Mano dėstytojas sakydavo maestro po 70, bet aš tai turbūt ir atrodau taip. Tai šiaip tu esi operos atlikėjas. Taip, jeigu toks pristatymas. Aš taip save visada mačiau. Ar negalvoji niekad pamėginti kažko kito? Kitokio žanro, pavyzdžiui, Internet Explorer ar Mozilla Firefox? Ne. Jau buvo keli bandymai, bet kažkaip tai ne visada pavyksta, žinai. Ne visada pasiteisina, tai vis kažką tai naujo bandai vėl. Ir šiuo metu tai tavo bandymai tave nuvedė Šveicariją. Jo. Ir kas tiksliau, kokie keliai tave ten nuvedė? Turiu tenais kontraktą. Kontraktas yra 6 mėnesiams. Aš ten vaidinu Giacomo Puccini operoje La Bohème, Bohema lietuviškai. Ir aš ten vadinu Rudolfą. Pataisysiu ne Rudolfą, o Rudolfą. Nes visi sako Rudolfą. Sakau, kalėdos jau baigėsi, tai tikrai ne Rudolfą, o Rudolfą. Gerai, kad ne Rudoka. Na, būtų... Aš labai kažkaip savo plaukus vertinu, tai taip jau jos saugoju ir taip būtų skausminga. Šis galima surelėm, gal šiandien mažiau, nes ir ant studijos pagailėm, ir ant surelį, nes daug kas prenumeruoja. Girgžda kažkas. Tikriausiai Šveicarijoje daug uždirbi. Tikriausiai ne. Tai toks įvaizdis labai skambiai skamba, žinai. Bet iš tikrųjų tai ten nelabai kažką. Kokias 2000 per mėnesį moka? Per mėnesius? Per mėnesius ar per mėnesį? Per mėnesį. Gal biški daugiau. Biški daugiau. Tavo Wikipedija. Baisi mano Wikipedija yra. Aš nerandu žmogus, kas galėtų pataisyti. Jeigu taip atvirai, tai norėčiau, jeigu kas galėsit gerai, parašykit man, kas gali pataisyti mano Wikipediją, nes šiaip tai yra labai liūdna. Aš taip vis atsidarau, pasižiūriu liūdnai, kažkas tai tą biografinę visą informaciją pritaiko rimtiems reikalams, nors ten labai yra nerimta, tai labai visada skausmingai tą priimu. Ar manai, kad pagrindinis dalykas pakeitis tavo gyvenimą, tai buvo 2006, kai nuėjai Kelias į žvaigždės? Ne, turbūt mano moteris į gyvenimą, kai atėjo, tai buvo pagrindinis pakeitimas, pokytis mano gyvenime. Nes iki to nelabai supratau, kam, kur dėt kojines, pavyzdžiui, po darbo dienos, žinai. Arba kad po savęs reikia nusinešti lėkštę į kriauklę, įsiplauti indus. O ne su kojine valyti. Nu, nes kažkaip... Bet jinai kažkaip sustatė viską vietą, aš taip armijoje nebuvau, bet man kažkaip tą visą atmosferą realiai sukūrė ir aš Allspice, pažiūrėk, ką padarėjai iš mano berniuko tikrą vyrą nulipdėjai, tai čia Perika yra. Čia jeigu nenori surelį, tai kažkas iš tavo labiau laikų toks panašiaus. Iš mano laikų tarp kitų žiūrėk. Mano baba panašius pirkdavo. Jo. Man yra ką prisiminti. Nes šiaip man įdomus buvo
Aš žinau, kas įvyko 2009, nes tu išleidai tokį įdomų albumą, Likime draugais. Nepažįstu tų draugų čia. Nes man įdomus sąrašas dainų. Aš įsirašiau Mergina iš Aukštuomenės su Deiviu ir Rafailu. No. Nes šiaip Deivi visas iš Aukštuomenės. Tai vienareikšmiškai. Tada antrą dainą, mano meilė, reikia tavo šilumos, tai tu meniškai klausi, kada duos. Tada trečia daina pasakyk, kada. Bet tau reikėjo, nežinau, ar yra įrašas YouTube'ai, kaip mes pristatėm tą dainą su Rafailu ir Deiviu. Tai buvo įspūdinga tikrai. Kai aš vidury ir vien tas yra vertas kadras visko realiai, visos mano karjeros iš esmės, galima sakyti. Nes, tada trečia daina pasakyk, kada, tu tiesiogiai klausi, kada duos. Tai ten visi atsakymai yra. Taip, nes likime draugais. Nedavė. Taip. Tada funikula, čia užgerėt, jau nesąmonė šnekat. Funikula. Arba tiesiog, kai jėga paimi, tada jau būna funikule. Ir tempai panašus. Granada dar vieną dainą, čia nori nusižudyti su Granada. Tavęs man niekas nepakeis, verki su Granada rankai. Mano paslaptis, čia bandai prisikvies. Aš tau sakiau. Vėl girtus bandai kažką. Ir paskutiniai, labą rytą, seniorita. Čia jau pamiršai praeitą paną ir imigrantė iš Meksikos. Realiai net nereikia jokio scenarijaus, rašyti pilnai neblogą filmą, tokį trilerį gali pastatyti iš Likime draugais. Šiaip niekada net nepagalvoju, bet šiaip tobulas pastebėjimas. Nežinau, gal kažkur nusikopinai, bet šiaip tai... Ne, aš nežinau, nes aš taip interpretavau, bet gal aš kažko nesuprantu, ar čia su tavim yra problemos, nes žiūrėk, vieną antraštę iš interviu LRT tavo. Širdėje 18-mečiai besijaučiantis Merūnas. Kartais užsiskraidau padebesiais, bet žmona nuleidžia ant žemės. Kaip tavo žmona nuleidžia ant žemės? Kai skraidau padebesiais, tai jinai nuleidžia mane ant žemės. Tiesiog, kad tarpinių jokių nebūtų dviprasmiškumų. Nes aš galvoju... Nes kaip ir negalėtų, nes patelė. Jo, man čia ir buvo klausimas, kaip... Nėra kažko tai kito, ten kažkaip kitaip, tikrai patikėk manim, tai tiesiog patiksinau. Gerai. Šis buvo esminis klausimas šio. Įdėsime intro. Šiaip Merūnas, išgirdus vardą, nežinau, ar čia tu prisidėjai, iš karto pagalvoju, kad čia, prie meno žmogus, meniškas, arba antra reikšmė vėl visiškai priešingai yra, kad žmogus žino, kur ras daugiausiai nenugerto alaus. Ir tokį. Ir pažiūrėjus tavo humorą. Irgi atrodo, kad tu iš Aukštuomenės, bet tavo humoras yra labai juodas. Tai kaip tau sekas susitvarkyti su tokiu asmenybės dviprasmiškumu? Žinai, kai jau nuo labai ankstyvos vaikystės iš tavęs pasityčia duodami tokį vardą. Ne, tai nėra čia patyčios. Bet aš tai jutau, žinai. Man taip atrodė visada. Tai tu dar pagilinai tą žaizdą truputį, bet tai čia tas nieko blogo nesudaro. Ir kažkaip vis tiek esu dėkingas babai, kuri tokia idėja, nes jinai turėjo 3 dukteris. Jis sakė, jeigu gims sūnus, tai, tai duos vardą Merūnas. Negimė tas sūnus, tai davė anūkui Merūnas. Žodžiu, kažkam pasisekė, kažkam ne. O tai yra iš tikrųjų labai senas vardas. Faina, originalus vardas, tik tai sakau, Meirūnas, Mairūnas, Maurūnas, Meras, Meirūnas, net Mercedesas esu buvęs. Tai žodžiu, linksniavimų šitam vardui skaudu, kai tu esi darželį, 1, 2 klasiai. Po to, kai ateina po 3 klasės branda, nes aš augau gatvėje labai daug laiko, tai kažkaip kitų metodų atsiranda, kita metodika, kaip apsiginti ir savo vardą ir taip toliau. Tai va, o šiaip tai fainas vardas. Visada klausia, o tikras jūsų koks vardas? Šiaip jau dažnai būna šitas klausimas. Tai tenka pasakyti, kad čia bet ne Mercedesas. Ne Mercedesas, tiesiog toks jau aš esu ir, žinai, nieko nepakeisi. Nes aš jau norėjau taip meniškai prieiti prie klausimų, kaip nusprendėjai Tricasi atskleis savo humoro jausmą. Kodėl Tricasi būtent?
Todėl, kad, žinai, kažkaip tai labai viskas netikėtai įvyko. Aš tai iš tų, kur, žinai, kur pamatau kažkokią nuorodą ir taip, paspaudai, žinai, viską susintė, padarė, žiūriu kažką registruotis, prisiregistravau. Kortelės duomenys įvesti. Jo, kortelės duomenys, lytis, lytį sumelavau, bet po to pataisiau. Ir prasidėjo. Aišku, gavau pirmiausia, kas čia, kur aš ir taip toliau, ir po to prasidėjo tokia konkreti ataka, aš automatiškai, kaip ir kieme augi gatvėj, buvo fantastinių draugų, su kuriais reikėdavo pastoviai atsimušinėti. Tai tas labai patiko man, kad teko prisiminti vaikystę ir žiūriu, kad ten labai daug vaikų, bet labai kažkaip susinepatoginau, galvoju, dėdė čia vaikus skriaudžia. Bet po to žiūriu, kad fainų ir tokių prataujančių biškelį yra, tokių kitokių požiūrių ir mergaičių, ir berniukų. Žiūriu, ir vyrų kažkur atsirado, ir pats, irgi pradžioje galvoju, kad vaikas, o po to žiūriu, blema, normalus žmogus. Tai džiugu, kad kažkaip ir naujai mane atrado, šiaip nieko nepasakytas gyvenime ir kiek mane draugai ar šeima pažįsta, tai žino, kad mano toks charakteris, aš šiaip mėgstu tą juodą humorą, kur ten su ta istorija, žinai, kai tėtis vietoj pyrago sumaišęs kūdikį įdėjo į duchovkę, ir taip toliau, žinai. Tai šita tema man visada buvo nesvetima. Tai džiaugiuosi, kad ir mano bachūrai auga irgi. Jau dabar kartais kanos tokio šauna, žinai, ir aš pasijokiu ir jiems tas patinka, toks gaunasi truputį satisfakcija jiems, žinai, kad aš sugebu būti juokingas, žinai, ir ten kalbam apie įžeidimo formą, apie juoko formą. Įdomu, tikiuosi tą visą paveldą iš manęs vaikai paveldės, iš tikrųjų. Nes kol kas žmona tai manęs nesupranta visiškai. Svarbu skyrybų nenori. Buvo porą kartų, bet kažkaip išsisprendėm. Gerai, tau nebaisu, kad išeisi ant scenos kažkada per operą ir sumašysi publikas ir sakysi, na ką, mano invalidukai. Buvo panaši istorija, tiesą sakant. Mes su Radžiu kažkada turą turėjom. Tas irgi labai yra įsimintina ir tikrai niekada to nepamiršiu gyvenime greičiausiai. Viena tokių minimalesnių traumų mano gyvenime, bet visumoje tai buvo, kai, reiškės, sutrikusio intelekto sąjunga pakvietė, tiesiog jie nusprendė į mūsų koncertą ateiti ir atėjo vadovė, sako, gal galėtų mūsų auklėtiniai pas jūs sėsti į priekinės eilės, žinai, pas jūs ten tuščia, nes mes visada įleidžiam neįgaliuosius ir taip toliau. Tik sako, jeigu galit, neduokit jiems su mikrofonu, neatkiškit dainuot ar pakartot kažką, su jais geriau, tegul jie klausosi. Čia rimta istorija, čia be jokių bairių, žinai. Ir jie sako, tik jo nieko nekybinkit, jų tiesiog klauso. Ir Radžis kažkaip tai, eilinį kartą neišgirdo tas pastabos. Ir išbėga jisai, aišku, į priekinės eilės, nes arčiausiai nuo scenos. Ir tam jisai tą ką daryti, jau duoti tam žmogui, jis sako, dainuot nemoka ir nubėga nuo to žmogaus. Tai aš, aišku, prie užuolaidos, kai stovėjau scenoje, tai beveik realiai biški taip myšteliu, biški, nes tai buvo taip absurdas, tokia nesąmonė ir apie tai buvo kalbėta ir, žodžiu, tai aš nuo to laiko į sceną lipant stengiuosi visą instruktažą labai konkrečiai praklausyti, nes niekada nežinai, kada gali tokią nesąmonę padaryti. Radžis stengiasi užmiršti, manau, jisai po tokio aš jo paklausiau, Radžiai, kada sakė, negalima, tas mane eiktų. Ta reakcija eiktų dar labiau pramušė. Žodžiu, bet čia rimta istorija. Ar yra koks bairis, kur net tricose nedrįsi parašyti? Kažkada parašysiu. Laiko reikia, negali viską dėti ant stalo, žinai. Gyvenimas labai ilgas, visokių nesąmonių yra buvę įdomių istorijų. Ir Hebra pabiškai mane atskleidinėja, bet aš bijau, kad iki galo vis tiek negaliu, nes kažkad gal zaikom taps po to, žinai, ar traumų kokių turės. Tai aš kažkaip taip stengiuosi, taip, žinai, taip po truputėlį paleidinėt, bet tai va, tai tiesiog. Jo, prisipratint. Jo. Tavo gimtadienis greit. Už 5 dienų nuo šiandien. Irgi Wikipedija įrašė.
Jo, vasario 18. Tai tu millennialsus skaitais. Nu, pas mus daug kur 8 tų šeimo iš tikrųjų. Paskiščiausių. Mano žmona iš vis yra kosmonautė šią temą. Jin gimus 8 ryto, 8 dieną, 8 mėnesį, 88 metais. Aš 18, mūsų vaikas 18, ne 8, kitas 16, mošvinė 28, žodžiu. Tai vat, tai yra tame keistenybių. Nu, tokie mes kosmonautai iš tikrųjų yra to tokio. Kaip pasirinkai šitą datą būtent gimti? Nelabai pasirinksi, blemba, kažkaip, žinai, lyst. Tiesiog Nebuvo pasirinkimų. nelabai buvo. Kai tave stumia, tai dažniausiai nepasirinksi. Tai iš tikrųjų galima tik, kad tavo sunki vaikystės formavo tavo tokį humoro jausmą. Nežinau. Tai cinišką požiūrį. Greičiausiai, kad turbūt aplinkybės, kurios pakankamai tamsiosios, tave priverčia į jas šypsoti, žinai. Padeda. Bet aš skaitau, kad nieko nenorėčiau keisti. Jeigu sakytų, ten tokie yra keisti klausimai žurnalistų. Jeigu atsuktumėt gyvenimą atgal, ką norėtum? Nieko nenorėčiau pakeisti. Norėčiau čia neateiti. Norėčiau. Ne, čia fainai, su realiu tada veikbūt. Mes pačiapsėsime mikrofoną. Dar ne vienojam interviu nieks nedavė su realiu, o čia jau yra pliusas, galiu pasakyti. Pažiūrėk į mane, kaip aš sublogęs esu, tai jau apie tai jau pliusą dedu. Tai va. Tu vedėjai projektą Maestro, čia ne per seniausiai palyginus. Tai tau patinka Maestro, McDonald's Maestro burgerį? Gal pats biški esi toks? Aš mėgstu tos didesnius. Maestro tai yra čia vidutiniai kažkokie, ne? Nu tie, ja, kulinarų. Aš tai tos mėgstu Big Mac'us su dvigubu to. Matosi. Turėtų matyti šiaip jau, bet tu keistas labai klausimas tau. Ne, aš kur norėjau rinkti, ar pats mėgstu gurmaniškai daryti, nes tokio valgyti, kai, tarkim, Šveicarijai nėra žmonos. Tenais labai brangiai burgerį kaina. Tai ar pats darai sumuštinį namie? Ne. Vis tiek perku. Bet labai brangiai, iš tikrųjų. Aną kartą už reklamom čia nieks nemokės, tai vieną kartą į vieną tokį žinomą brandą nuvažiavau, kažkaip nupėdinau visliau, nes neturiu pinigų nuvažiuoti. Sumokėjau 28 eurus už burgerį su bulvyte. Tai galima, žinai, realiai suvalkiečiai vartytųsi, kai kas jau, žinai. Jau, ir vartosi. Ir vartosi, jau išgirdė man. Tai mes turim tokią, žinai, rubriką, kur rodom komponentą, 2 komponentus ir turi vieną pasirinkti, čia konkrečiai sumuštinio dalis bus, kad propaguotum labiau. Ir čia taip gaunas, kad tokia interaktyvi susipažinti su atlikėju, pavyzdžiui. Koks fainas žodis interaktyvi, labai. Pavyzdžiui, kurį rinktume į sumuštinį. Jodą? Jodą, žinok. Tad užtepėlę ar sviestas eitų? Sviestas, blem. Sviestas vienareikšmiškai. Dešra ar paštetas? Čia dabar būti ar nebūti. Tai už paštetą. Paštetą. Šitą dar vėliau suvalgys. Ir agurkiukas ar pomidoriukas? Gal agurkas. Agurkas. Ir paskutinis tada einu. Nežinau, ar tiks, nes aš galvoju, kad tu dešrą rinksis, bet ar hard cheese, ar tiesiog mozzarella, ar ne? Nu, jau kažkaip jau viskas. Ne, nereikia ne vienas. Nekitas, Tik aš peilio, nežinau, peilio, kažką gal tept. Tai šančiuose gyvenau nešiodaus dabar. Aš gal šitų, jei nesupiks kaip peilio. Drąsiai. Ir tarp kito, ne ta pusė kita, nes vis tiek dar reikės groti tau. Tai šaunuolis labai gerai. Biškai kietas tas sviestas. Jo, nepašilima. Labai neestetiškai kažkaip taip.
Žiūrėk, o aš kaip tik prie to pačio dar tau atvežiau dovanų. Labai prabangaus gėrimo. Jis kaip tik labai prie. Iš Tauragės. Labai labai geras. Niekur negausi. Gal etiketės nerodysiu. Ir va, čia galim kaip hipsterių bare paserviruoti ant lentelės. Figienai. Labai gerai. Nežinau, norėsiu valgyti, norėsiu vaikam O gal tu esi alergiškas? Kažkuriam ingredientui? Ne, Ne? Užkast norėsi? Ar šiaip tai tu neužkandi? škandu. Užkandi? Blemba. Teks dalinti, žinok, su manim. Arba aš galiu kepeninės ėsti. Tiesiog įvarysi? Ja. Ja. Bet kaip tu gerai pagalvoji? Aš taip daug neprisu, nes jeigu tau dar vienas filmavimas, nieko gero. Susvarainiai seni. Niekada nuo savo veido nesuvalgęs, labai įdomus jausmas. Tokia nelieva paštetą paimi. Mažylė, ne. Malodės. Rėjo, tarkim, koks tą mėgstamiausias veipas. Veipas? Veipas. Kažkada tai buvo saltas, bet tai kažkaip panaikino. Šiaip ar sunku Šveicarijoje gyventi be šeimos, be lietuviškas virtuvės ir su... Sunku, žinok, sunku. Ir be surelių svarbiausia. Jie visai sriubų nedaro, žinai. Pas jos nėra kur sriubos, pažiūrėjau. Jeigu ant to batono ir ten tų visų šnicelių gyvent, kurie baluose, tai kažkaip nieko gero. Vis tiek stengiasi mitybą prisižiūrėti kiek įmanoma, nes nuo šeimos tolinė reikia būti šiukšlių dėžė, nes kai vaikai nesuvalgo, tu viską realiai suvalgai, mes jaučiam pagarbą maistui, bet nejaučiam pagarbą savo. Tai kažkaip tenais labai susiribom bėda, tosios kreminės bulvių arba kartofilin salatin, kur yra šaltos virtos bulvės su actu ir sviestu. Aš likščiau nieko žemė nėra. Tai va, tai mano toks va kažkaip. Ir Toblerone dar. Toblerone, tai ten viskas gerai su Toblerone. Aš vyko apie šokoladą kalbėjau. Ja. Tik tai labai nemėgstu šokolado kramtyto, ten kitaip neišeina. Tiesiog kandi ir kramtai. Aš mėgstu čiulpt labai šokoladą. Tu mėgsti čiulpt šokoladą? Kaip čia pasakys. Būna dienų. Pabandyk. Ar, pavyzdžiui, yra tokie dalykai, kur, jo, čia sakė, lievai ten be šeimos ir panašiai, bet būna, kas laukia, grįšiu į Šveicariją, galėsi ten vėl daryti tą, ko čia negali ten. Yra. Nesivalyti dantų ten, nežinau. Yra tiesos, yra. Ne, tai negali nesivalyti dantų, nes su kolegom susitinki ir po to, žinai, kai yra tos intimės scenos su partneriam. Gal partneris, gal kada nors nieks nežino. Teatras ko tik tai neprigalvoja, žinai, režisieriai. Bet šiai dienai tai su partneriu, tai tu niekur negali dėtis, žinai, jeigu papūsi, kartais gali ir apakt žmogus ant to kvapą, jeigu ten dar iš vakaro kokio lauso hebra išgeria. Tai kažkaip taip, jau čia su higiena reikia padirbėti, žinai. Na ja, nes jeigu dainuoji su opera ir iškiris dantis, irgi ne kažką. Juokinga būtų. Ypač kai sako dar pedagogai, kad garsas ir visa akustika realiai turi būti ant dantų, žinai, aukštos natos. Tai jeigu dantų nėra, tai realiai kaip ir dainuoti nelabai ir gali. Tik čiulpt šokoladą. Tu kai, pavyzdžiui, kai pyksti ant vaikų, tai reikia ten, ar ten, ten baig, rėkaut. Operas balsavimą. Stipriau nei Erika, realiai aš ten pasėdė cibelą, nežinau, kuriuom jinai čakrom ten tą daro, bet aš užkimstu greičiau, nei jinai šūktelna vaikam. Bet aš daugiau intensyvus esu, toks, žinai, psichologinis, toksai dirgiklis veikėjas arba tą intensyvumą laikau labiau ant žodžių ir gražiau tyliai pasakysiu, tai bus aiškiau negu šau. Bet būna nepramuša ir ant šaukimų. Kontroversiškas klausimas, ar galėtum vaikui diržą duoti, jeigu jis labai labai jau neklauso? Galėčiau, tik nelabai ten pas jos kelnėse yra tos kilputės. Nėra kur įkišt. Šiaip galėčiau duoti, bet nežinotų, ką su juo daryti, žinai. Per mažą. Dar per maži, bet to tokių diržų nėra, man atrodo, labai didelių. Mažiukų tiksliau nėra tokių, kad ten kažkaip.
Ar šiaip sunku tapti, toks off-topic, gal asmeninis klausimas. Iš mano pusės, ar sunku tapti operos dainininku, ar aš galėčiau tapti, tarkim. Nu, žinai. Ar jau per vėlų. Ar net nebuvo šansų. Kaip man kažkada mano mokytoja sakė, sako, ar gali nedainuot? Sakau, negaliu. Sako, jeigu gali nedainuot, tai nedainuok. Labai buvo tokia protinga mintis ir aš kažkaip nepaklausiau ir vis tiek dainavau. Nors galiu ir nedainuot, tai va tas ir baisiausia ir yra. Nes fainai ir nedainuot kartais tiesiog. O šiaip tai gal tai yra ne metų, ne 2 darbas, žinai, čia toks, čia kaip realiai sporto užsiiminėt. Toks, žinai, jeigu kažkokių pagrindų nežinai, neturi gerą trenerio, kuris ten tau pamatinius dalykus dėliotų, tai turbūt, jeigu šūdinas pamatas, tai automatiškai turbūt ir stogui nekas bus. Tai toks viskas, kryptingumas iš anksti biškai reikia, kad būtų, žinai. Nes man mokytoja irgi sakė mokykloje, ne, tai nedainuok, aš sakau, aš norėjau dainuoti ir aš sakau, tu užsikrūšk, kodėl tu man aiškini ten, kekšė. Bet nedainau. Tai jį laimėjo. Tai nežinau, kur čia link norėjau pasukti. Gal užsikrūšo tiesiog. Bet aš, reiškia, kitą kelią pasirinkau negu tu. Ir žiūrėk, ir mes dabar abu čia esam. Tai reiškia, nelabai. Nebūtina dainuot, kad atsidurtum šlapimų smirdinčioje vietoje. Taip. Nu. Tu šiaip, tavo įvaizdis visuomenėje, tu nesipiksi su žmonėm. Net ir bifų. Kaip šiais laikais daug kas turi bifus, ten pikčius. Per žiniasklaidą ten, tarkim, nežinau, visokių variantų. Sygel buvo. Ar tu iš tikrųjų nejauti pykčio, ar savį daug laikai pykčio? Aš savyje gal laikaus daug pykčio. Tarysi labai gera vieta, dabar jau atradau, kur aš jį galėčiau išlieti, žinai. O šiaip tai esu toksai zlapametnas biški, žinai, toks. Aš taip laikau, bet tiesiog laukiu to momento, žinai. Kaip sakė paskutinis Apačius, kad jeigu mažam šuniukui spirsi iš kojos, tai ateis diena, kai tas šuniukas užaugs į vilką ir nukas tą koją. Tai kažkaip aš taip save jaučiu. Na, šiaip aš myliu labai žmonės. Prieš 10 metų aš tą suvokiau kažkaip. Tiesiog myliu žmonės, žiūrėjau. Iš tikrųjų, labai keistas dalykas. Kai šiai dienai žmonių vengia, savo ratą, burbulą, su kurio aš į tą burbulą vis įsileidžiu naujų ir naujų. Kažkaip duodamas vis kažkokio, tai žinai, šansų, gal dar pasitaisys tą visą aplinką. Naudodu biškai pasišildyti savo žvaigždės spinduliai, žinai. Tai tokia tikriausiai graži nata, gal ir net galim užbaigti šitą interviu, jeigu galim tai vadinti. O kokia nata? Sol. Sol. Nes sakai, pasišildyti po saulės spinduliai. Nežinau net kaip skamba sol. Tai pabaigai tradiciškai dovanėlė, tai čia, kadangi Šveicarijoje reikia nusivalyti nuo mašinos langų sniegą, ledą, tai ateina ir nusivalai ir gali važiuoti. Jeigu labiau pagramdyt, gali pagramdyt labiau. Nes Šveicarijai sniego daug ir sniego, tai tokia apgalvota dovanėlė. Nes jeigu daug sniego, pavojinga važiuoti, nenusivalius, aš šitą paėmė ir nusivalai. Tai čia buvo mes. Prenumeruokit Contribui ir mokėkit mums pinigus. Ačiū. Jokiais būdais neimk